Time. Ir sveiki visi. Ir šiandien darau savo naują video. Ir tas video bus privačiame serveryje. Ir 55 subscriberių proga sukūriau šį serverą. Aš neseniai šį serverą sukūriau, kai turėjau 45 subscriberių. Tai buvo vakar. Ir matot, esu jau apsistatęs. Čia ne mano namas iš tikrųjų. Vakar į serverą buvau įleidęs 3 žmonės. Tokia Gabija, Verniuksą ir Gediminą. Na, jūs jų nepažįstate. Tai čia Gabijos namas, kuriame aš buvau. Čia mano namas. Kiek man reikėjo daug stiklų, langų. Ta prasme. Ir lavos monitorių. Esu ten pasidaręs. Štai čia enchantintis. Šitas namas man patinka labiausiai. Čia yra Verniukso namas. Ir jis žiauriai gražus. Štai matote, koks jis gražus. Pažiūrėkime, ką jis turi. O, kiek gold. Kada jis spėjo deimantų prisikasti tiek? Šitą jau žinau, ką turi. Neturi. Gerai. Dabar aprodysiu Gedimino namą. Jis irgi žiauriai moka gražiai statyti. Štai čia pirmas aukštas, kaip jam faina, čia lava yra pasidarę. Nesuprantu, kaip jis tuos stiklus nusidažė. Tikrai negaliu suvokti. Bet tikrai jis negalėjo įsijungti game modu, nes nesu davęs aš šiandien. Aš taip pat esu administratorius. Štai. Pavyzdžiui, time set night. Ai, nu. Va, dabar naktis, pavyzdžiui. Diena. Čia. Rauksiukai. Iš čia viską įsidėlioju, kiek jis goldo buvo radęs. Anglies turi. Dar jis inventoryje turi. Suprantat, aš į šitą serverą įleisiu. Nu, neįleisiu, bet ta prasme, te galės įeiti žmonės. Tokie žmonės. Nu, katrie ta prasme. Nu, katrie per kompą žais Minecraftą. O. Kur tu čia? Tu ne čia turi būti. Tu čia turi būti. Man. Reikia ir jo Verniukso argai. Kur bėgi tu? Tai čia.
Čia Gedimino arklys. O kai Gabijos arklys tinka. Bet kaip jie, nesuprantu, išėjo. Jo, jis nesibaido. Ai, baidusi. Ne šitas. Tada šitas. Vat. Čia kai... Arba jos arklio nebėra. Tai gerai. Jei norit patekti į šitą serverą, mano Skype paliksiu description'e ir jūs ten galėsit pasižiūrėti. Priimsiu, nebijokit, visus į serverą. Visus, kas jis bebūtų, nesvarbu. Tiesiog priimsiu. Tai gerai, šitą serverą, kaip sakiau, sukūriau 55 subscriberių progą. Nežadėjau iš tikrųjų kurti 50, bet taip atsitiko, kad aš jau turiu 55. Tai gerai, su jumis buvo Edgaras Altų ir laukit kitų video.